jūs esate tas žmogus, kuris žino, kaip turi būti pastatyta teisingai ir galit nustatyti defektus, jeigu taip nėra. Ar ne? Galima pajuokauti. Čia kaip mokslo įstaigai sako, 10 žino tik tai aukščiausiasis, tai visko negalima žinoti, bet mano supratimu aš galiu padėti spręsti kokį 70% problemų, kurios atsiranda statybos eigoje. Visų dalykų neina, dėl to, kad, vėlgi, reiškia, dirbama rangovais, kurie, stengiasi ne viską padaryti kokybiškai ir sąžiningai, ir iki ateinant techniniam prižiūrėtojui paslėpia visus defektus. Tai turbūt tas 70% yra realus skaičius. Aha, bet jo, iš tikrųjų tai teisybė, bet yra juk ir visokių neardančių metodų ir ardančių metodų, kaip galima ten ar nepatikrinti, taip pat termovizija, visokie sandarumo testai, dar visokių kitų baisių žodžių yra jūsų arsenale. Tai, ta prasme, jūsų tikslas vis tik yra užtikrinti, ar ne, kad statinys būtų pastatytas taip, kaip jis buvo suplanuotas.